Pats lengviausias būdas pernešti pageidautiną kaulavaisių veislę yra skiepijimas. Skiepijimas tai yra sujungimas poskiepio su norimos veislės kaulavaislių. Tai galėtų būti slyva, abrikosas, persikas, trešnė, vyšnė. Kaulavaisius skiepyti gal kiek sudėtingiau nei obelis ar kriaušės, bet laikantis tam tikrų taisyklių galima pasiekti aukštą prigijimo procentą. Tai yra, bet kokiu atveju bandant skiepyti, aš manau, kad jums pavyks. Klausimas tik tai, ar prigis 40, 60, 80 ar 90 procentų skiepų. Jau skiepijau kažkur apie 10 metų ir jau išsidirbo tam tikros taisyklės, apie kurias ir papasakosiu šiame filme. Jos yra labai svarbios, ta teorinė dalis leidžia nuo 40 procentų padidinti prigijimą iki 80. Persikam auginti, čia Labanore pas mūsų sąlygos yra ribinės. Pavasarį, 2 savaitėm pavasaris vėluoja. Šau. Ne. Pavasaris, jeigu bus šalnos, šau. Žemė nederlinga ir rūgšti. Komplektas, kuris persikam visiškai netinka ir nesu išauginęs nė vieno medelio, kuris ilgą laiką derėtų iš medelyno šaknų. Ir vienintelė viltis, tokia, tai yra jau 4 metai dera šis persikas įskiepytas į laukinę slyvą. Matom, kad visiškai kitas eina medelis šalia, tai yra čia laukinė slyva, kur taip pat eina keletas slyvų skiepų. O persiko norisi, persikas, kuris užaugintas paties ir subrendęs pilnai, yra gerokai skanesnis nei supermarketuose ir netgi tuose persikų kraštuose ne visą laiką gali surasti tą skanų, sultingą, saldų su ta tokia subtilia rūgštelė persiko. Kaulavaisių vystymasis labai priklauso nuo poskiepio. Nuo poskiepio priklauso jo augumas ir netgi derliaus pradžia. Trešnės, jos dažniausiai yra skiepijamos į vyšnę arba trešnę. Jeigu mes skiepysim į trešnę, tai turėsime 5 ar net 10 metrų medį. Jeigu mes skiepysime į vyšnę, mes turėsime mažesnio augumo medelį. Štai čia yra 4 metų trešnė, įskiepyta į vyšnę. Ir jinai netgi be didelių genėjimų pati iš savęs gana nedidelė. O štai čia yra trešnė, aišku, 15 metų, bet jinai jau 4 metų buvo 4 metrų aukštyje su didžiuliam šakom. Jinai yra įskiepyta arba į sodinuką trešnės, arba į kvapiąją vyšnę, kuri taip pat yra gana didelį medį užaugina. Ir jeigu mes skiepysim į tą pačią trešnę į laukinės trešnės sodinuką, tai mes derlių turėsime po 4 ar net 5 metų. Jeigu mes skiepysim į kultūrinį trešnės poskiepį, mes galim derlių turėti po 2 metų. Slyvas mes skiepijam dažniausiai į slyvų medžius, į poskiepius. Taip pat skiepimas yra abrikosas ir persikas į slyvas. Ir čia yra dabar Kaukazo slyva, vyšnialapė slyva dar vadinama, kuri yra labai universali. Jinai yra labai atspari ir ligoms, ir temperatūrom žemoms.
Tai yra vienas iš geriausių poskiepių. Ir dabar skiepijant galima pagalvoti apie tai, ką susiplanuoti iš to medžio. Čia yra planuojamas medis, ant kurio bus kokios 6-8 skirtingos kaulavaisių veislės. Tokie poliveisliniai medžiai, jie turi savo privalumų ir trūkumų. Didžiausias tokių medžių privalumas būtų tai, kad galima įskiepyti ankstyvas slyvas ir turėti derlių iki pat vėlyvų slyvų. Tai vieną medį, stiprų medį gali užtekti visai šeimai. Tačiau tai yra irgi tam tikras trūkumas, kadangi pirmosios slyvos subrendusios, jos duos puvinį sekančiom generacijom. Tai išvengti to aišku galima, tai vienas būdas į tokį medį sudėti panašaus brendimo skiepus, antras būdas yra palaikyti agrotechniką, tai yra genėti, retinti, purkšti. Trečias būdas parinkti veisles, kurios atsparios puviniams. Tai aš naudoju 2 paskutinius būtent veiksmus. Parenku veisles, kurios yra atsparios. Ir taip pat medžiai būna praretinami, purškiami ir nurenkamos, kai pradeda pūti vaisiai. Kaulavaisių skiepus geriausia imti iki jų miego metu, iki pabudimo. Pabudimas tai yra klevo sulos lašėjimas. Praktiškai dauguma kaulavaisių, jeigu jų šaknis yra kamieninė, einanti gilyn, pradeda busti kartu su klevais, kurie taip pat turi tą šaknį kamieninę ir ten yra šilumos, jau saulutė sušildo, jeigu pasižiūrėti su termovizorium, tai jau netgi kai sniegas būna, šviečia kamienas su teigiama temperatūra ir prasideda sulos tekėjimas. Iki to momento yra geriausia paimti skiepus. Geriausia paimti tada, kai jau praėjo šalčiai, užsigrūdino šakelės, tai bus vasario mėnuo. Vasario netgi pirmoji pusė būtų geriausias laikas imti skiepams, nes 2004 metais klevo sula pradėjo tekėti vasario 16 dieną. Skiepams geriausia imti storas šakutės. Aš labiausiai mėgstu viršūnėlės. O čia eina šitos šakos, kurias neverta palikinėti, nugenėti. Ir mes paliekam šitą šoninę šaką, kuri bus pagrindinė su laiku. Kerpam skiepą. Turim storas šakutės. Dar mėgstu dar storesnės šakutės. Kuo storesnė man tuo prigi, bet irgi yra jau, kurios pernelyg storos būna. Iki centimetro šakutė. Ir kerpu taip, kad paimtų dalį pernykštės medienos. Skiepijama yra su pernai metų šakute ir nukerpam taip, kad dalis būtų 2 metų senumo medienos. Užtepam ir labai yra svarbu tinkamai laikyti kaulavaisių skiepus. Kai kaulavaisių skiepai labai bijo išdžiūvimo, dėl to reikia juos laikyti, kad jie neišdžiūtų. Man geriausiai pasiteisino laikymas maiše. Tai yra galai yra visą laiką užtepami, įdedama į maišą ir maišas surišamas taip, kad čia būtų kiek tokio oro. Nes irgi negerai, jeigu maiše
pradeda pelyti nuo pernelyg didelės drėgmės, nėra jokio oro pasikeitimo ir pradeda tenais kauptis perteklinė drėgmė ir atitinkamai atsiranda pelėsis. Jau tada irgi negerai. Tai va tokia, kad būtų vėdinimas. Jeigu mes laikysime ten nuliniai temperatūroje, tai bet kokiu atveju jau labai retai atsiranda pelėsis. Bet aš laikau rūsyje kažkur tai apie 6-7 laipsnių temperatūroje, tai nėra pačios geriausios sąlygos. Geresnės būtų sąlygos, jeigu laikyti 0,2 laipsnių temperatūroje ir galima pilnai suvinioti maistinę plėvelę. Tai va čia vienas iš tų būdų, kuriuos aš naudoju, kuris nėra pats geriausias, bet skiepai įsilaiko. Ir daug kas sako, pamirkysim prie skiepijant, viskas bus gerai. Tai yra kitokia drėgmė, negali įsigerti tiek skysčio į skiepą, kad jisai būtų gajus. Jau geriau kirpti ir iš karto dėti, nei naudoti išdžiovintą skiepą. Skiepimui pagrindinis įrankis yra skiepimo peiliukas. Man labiausiai patinka tiesus peiliukas. Jisai turi labai aiškų kampą, kuris galandamas su metalo dildele ir reikia galąsti labai jautriai, kad nenumušti šito kampo. Dažnai naudojamas sekatorius, prieiti prie šakų, pjūklas sodininko, brangių neperku, geriau kasmet keisti, nes vis tiek dantukai nusidaužo. Užrišti skiepus naudoju elektriko izoliaciją, taip jau įpratau. Naudoju, esu išbandęs ir juosteles, ir gumytės, bet vis dėlto kažkaip vis grįžtų prie šitos izoliacijos. Suduriant naudoju plonesnę, 14 mikronų, kai naudojamas požievinis, naudoju storesnę izoliaciją. Ten reikia daugiau jėgos suveržti žievę. Ir elastinis tepalas, kuris nesutrukinėja, nors šita šaka jį buvo maitinanti, pumpavo visas jėgas. Ir skiepijant ant didelio medžio, dideliam aukšte, tai yra labai svarbu, nes jeigu čia bus plika tik tai šaka, tai nebus kas sultis atvaro iki skiepo. Bet kai prigyja, mes galim nupjauti maitinančią šaką. Jinai dabar kaip tik tampa jau vampiruojanti, kanibalizuojanti. Nes eina jinai viršun ir medis jisai dažniausiai stengiasi eiti viršun, dėl to reikia pašalinti visas šakeles, kurios gali trukdyti. Skiepijimas sudūrimų darant vienos veislės medelį. Parenkam skiepą, kuris atitiktų poskiepį. Ir man geriausiai pasisekė tarp 15 ir 30 cm aukščio nuo žemės prigijimas. Darom nuopjovą ir pagal ją padarom ir nuopjovą skiepo. Ir kas kartą sukdami, kiek dar paspaudžiam, kad mediena maksimaliai susiglaustų. Būtinai yra užtepti galiuką. Galima kiek patį skiepą taip pat teptelėti. Ypač jeigu dar bus daug laiko iki budimo, iki pagrindinio sulotekio, tai verta ištepti skiepą, kad negaruotų iš jo drėgmė. Na, o jeigu skiepimas sulotikį, tai nebūtina.
Kai skiepas prigyja, išleidžia lapus, jau tada reikia irgi galvoti apie tai, kad augalas būtent jam skirtų daugiau mitybos. Ir vat vilkūgliai yra vienas iš tokių labiausiai jėgas atimančių. Juos būtina išpjaustyti, net jeigu ir skiepas pakankamai silpnai prigyjęs. Buvo kelios irgi maitinančios šakos paliktos. Nu va, dar puikiai prigyja keletas persikų skiepų. Ir jau čia buvo birželio mėnesį kiek sumažinta vilkūglių, bet tai matosi, šaknys stiprios, turi daug jėgos ir vat tie vilkūgliai auga tarsi net nebūtų išpjaustyti. Dėl to dabar vat rugpjūčio pabaiga, išpjaustom vilkūglius, galima praktiškai visus ant pagrindinio to stiebo, kur yra išpjaunami, kur yra skiepas išpjauti, tuos, kurie trukdo patekti ant skiepo saulei. Ir taip pat vieni iš tokių bjauriausių yra tie, kurie iš šaknų eina, nes jie atiminėja turbūt daugiausiai iš šitų šakučių. Va, kryžiuojasi, grinai per porą mėnesiukų išmetė tokį ilgą vilkūglį. Darom, daugiau bus erdvės ir ligų bus mažiau. Nuviniojam pakankamai atsargiai, vat matom čia vat jau gumbas sustorėjimas, negali praeiti visas kiekis sulos ir čia pradeda dėl to jau storėti. Išeina tokia, vat, gali išeiti stirnos rageliai. Bet reikia atsargiai, kadangi pats skiepas, va, ta nuopjova pati, jinai dažniausiai nėra sugyjanti, o vat būtent sulimpa iš išorės, vat, va, kur yra žievė, padaro tą vat, va, sujungimą, vat, va, kaip matom, išėjo, nu, praktiškai susivyrino, net nesimato, kur čia buvo pjūvis ir pakankamai matau, kad storas pjūvis. Tai vat jam dar porą mėnesiukų vegetacijos, per tą laiką turėtų dar sustiprėti ir pasiruošti žiemai. Visą laiką palieku aš šitą pačią užrišu ant medelio, kad matytųsi, kur yra skiepita, nes kai tų skiepų yra daug, tai užsimiršta. Na, tokį vat, paprastą mazgelį padarau. Reikia visą laiką nuopjovas nuvalyti, taip daug geriau užgis. Na ir dabar paskiepysim, atlenkiant tik tai vieną odelės pusę. Atlenkiam vieną odelės pusę ir prie kitos neatlenktos mes dar žievė pilnai neatšoka. Šią pusę mes priglausim prie žievės, kuri neatitraukta. Darom su nupjovimu skiepą. Galima netgi kiek daugiau nei pusę nuimti. Ir tada šitą labiau nupjaunam kartu su mediena. O ten, kur uždengs odelė nuo atlenktos žievės, ten nuimėme tik tai viršutinį žievės sluoksnį. Skiepas ilgas, kažkiek tai dar palys po nenutraukta žievė. Ir būtinai stipriai prispaudžiame prie pat medienos. Žiūrim, ar tikrai statmenai, būtent yra svarbu statmenai nupjaut, kad per visą nuopjovos diametrą jisai susijungtų su poskiepio mediena. Aprišam stipriai prispausdami, nes kiekvienas tas tarpelis tai sumažina tikimybę prigijimo. Darau skiepus, skiepimo vieta pas mane yra aukštai dėl žolės, kad reikėtų mažiau prižiūrėti. Ir užtepam kruopščiai vėlgi, kad neliktų jokių vietų, kur gali prieiti oras ir oksiduoti žaizdą. Žievės atšokimas, tai vat kai įpjaunam ir labai lengvai nusiima žievė nuo medienos. Tiesiog neįtikėtinas rezultatas per vienus metus įskiepijus po žievę.
Taip, va čia tik tai nežinau, ar čia laukinė, čia laukinė yra. O čia va vienas skiepas Va, koksai ištisas kelmas jau pasidaręs. Tokiu atveju galima dar čia įdėti ir parišti prie pagalio, nes tikrai didelis labai medis su daug lapų ir jeigu bus didesnis vėjas, gali ir nuplėšti, nes čia nėra, kad būtų labai jau stiprus kontaktas šitoje vietoje. Šiuos ir galbūt netgi dar kitus metus. Medis suformuojamas panašiai per 3-5 metus. Pirmiausia buvo pora stiebų nupjauta. Jie kitais metais išleido vilkuglius. Ir vilkugliai yra patys tinkamiausi, į kuriuos galima įskiepyti ir jie turės patys daugiausiai jėgos. Va čia va ir matoma jau didelė deranti šaka, jai 2 metai, nes krūmas žiauriai turi daug jėgos. Ir jau pernai po 2 metų ši šaka derėjo. Dar keletas buvo padaryta vilkuglių ir įskiepyta. Ir taip metai iš metų vis po keletą didesnių šakų nupjaunant, įskiepijant, keičiamas medžio tipas. Iš karto visko nupjaut tikrai negalima, nes medis žus. Viena iš dažnesnių problemų yra tai, kad neprižiūrimi yra skiepai po paskiepimo. Jėgos medis turi labai daug ir jisai išleido didžiulės šakas, kurios su laiku padarytų didžiulį medį, kurio tikrai nereikia. Taip, ir mes paliekam taip, kad formuotųsi daugiau vaisinių šakų. Ir pats geriausias rezultatas išėjo įskiepijus iš šaknų lendančius medelius. Praktiškai jau atrodytų, kad kitais metais gali ir vaisius duoti. Galima netgi kiek ir patrumpinti, jau pradedant formuoti pagrindinės medžio šakas. Tai šiemet su šitais 3 bendrai jau turiu 16 persikų įskiepytų. Ir pakanka paskaičiuoti, po 20 eurų medelis. Tai jau išeina virš 300 eurų už vieną vakarą padirbėjus. Labai jau geras produktyvumas, rentabilumas. Jei patiko, spauskite like motyvuoja kurti daugiau filmų. Dešinėje pusėje prenumeratos mygtukas. Sėkmės skiepijant. Iki.